Labukas. Labas. Labas. Kaip gyveni? Gerai. Su balandžio 1 tave. Aš džiaugiuosi. Tave taip pat. Ar tu, kas tave apgavo? Apgavo kažkas, bet kažkaip nesiparinu. Žiūrėk, aš tokių gal netradicinių klausimų. Taip, prašau. Kažkaip, tu nesupyksi, jeigu aš pasakysiu, kad esu su savo moterim dabar. Tikrai ne. Ir matai, ji kažkaip nelabai... Taip. Taip. Prašau. Taip kažkaip sunkiai sekasi jai susijaudinti. Ką tu čia padarei? Net tą liniją iškirtau. Aš sakau, kalbu ir išmetė jisai. Palauk. Aš negaliu į tą kitą prisiskambinti. Bet ten pat paskambinai, supranti, aš kalbu ir telefonas. Taip. Palauk. Tai gal jos dvi? Bet jos iš karto susimėtė, sakys. Ne, dvi, viena. Dvi linijos tik tai. Nors gal. Fuck. Ten pat skambinu? Atsiprašyk. Ja. Alio? Atsiprašau, kažkaip čia susijaudinu ir numečiau ragelį. Tai kodėl dabar? Tai tokia situacija, kažkaip aš blogai jaučiuosi, nes šalia manęs yra mano moteris ir ji tokia šaltoka tokia labai ir sakau, gal galėtum kaip nors kažkokių gražių seksualių žodžių pasakyti. Ką? Ir kaip? Jį tiesiog nesipalaiduoja? Jo, ir jį mėgsta tokia gal, ta prasme, moteriška kompanija daugiau ir man sunku su ją. Dabar aš taip norėčiau ją kaip ir pralaužti. Bet sunku ir gal sakau, galėtum jai kažką pasakyti tokio. Ji tokia irgi labai stringa, bet nesiduoda. Kiek jai metų? Jai yra 23. Man yra 26, bet kažkaip tai sunkiai ir gal sakau, tu mums padėk, aš įduosiu ragelį, ji tikrai tokia super moteris, bet ji kažko nori dar ir jie reikia trečio, tai bent jau telefonu gal, ar padėtų mums? Gerai. Lauk, aš to pamėginsiu ją pakviesti, tai... Na, mažutė. Taip. Alio. Sveiki. Alio. Negirdžiu. Bugerutė. Taip, labas vakarėlis. Sveiki, brangutė. Tai ne. Nežinai, kaip berniukai kaitint? Kodėl nežinau? Tai noriu susipažinti su tavimi. Sveikutė. Aš Rūta. Kaip? Tai sakyk, ką norėtum iš manęs sužinoti? Arba ko norėtum iš manęs paklausti? Sako, kad labai draugėsi ir nenori mylėtis, ar tai tiesa? Tu drovi? Ne. Sako draugas, kad esi drovi ir nenori mylėtis, ar tai tiesa? Aš? Kartais būna. Kartais mėgstu, kad mane berniukas imtų ir jaudintų. Ir tu žinai, kokia pas mane yra svajonė? Būtent? Tu žinai, aš labai noriu, kad vaikinas paimtų kokią keletą vynuogį taip su lūpomis. Paima, nuo kekės nutraukia. Ir taip man į makštytę vieną įkiša. Antrą. Pakutendamas, paglostydamas. Žinai, su tokia drėgna vynuogė, ko į burnoj pavolioja, paskui sudantinti prie kliteriuko pasuka. Arba prie pat makštytės į angytės. Žinai, taip įkiša kokias 3. O paskui su savo galvu mane mylėdamas nesutraiška pas mane tiesiai makštytėje ir savo galais išvaldo sūrį šviežiuose takiuose.
žalio galo paragauti. O tavo kokia didžiausia svajonė? Ir tavo draugas šito nepadarė? Nežinok. O kodėl? Atskleisti savo paslaptį. Bet žinok, man kažkaip tai nedrąsu jam ir pasakyti. Kodėl? Visgi pora. O meilėje dėja turi būti. Pagalvos, žinai, va, čia dabar vynagės, kokie kauliukai gal ten tose vynagėse bus. Žinai, kaip vyrai. Bet jų kauliukai kaip tik dirgina labiau. Ar žinai, kaip dirgina? Aš įsivaizduoju, todėl ir taip noriu, kad vat su vynagė mane jis pamylėtum. O ypatingai, sakykime, aš ant keliuko atsiklaupiu. Taip, žinai, kojytes praskėčiau. Nugaryti išvietusi. Už pakeliuką pakeliu. Jis taip mane iš nugaros. Taip, kad net mano papukai pašokinėtų, pasibuotų. Oi, kaip aš noriu šitai pasimylėti. Ir negali atsistotų, įsivaizduoju. Taip, žinokit, aš taip ir pagalvę brūkštelę pasitirinu. Jis viskučiką palaižo, įkanda taip švelniai sudai į vieną pusytę. Mano užpakaliuką tokia, žinai, apvalūdžio stangraus į kitą pusytę. Įsivaizduoju, kai šitaip galima saldžiai pasimylėti. Man patinka. Taip. Ir dar tokia veselės. Man patinka labai. Jūs padedat labai. Aš žaidžiuot su savo papukais. Ir kokie jie vada. Taip, tik vyrai į delną tilptų. Dar šiek tiek. Na, dar kokios tavo paslaptys, sakyk, kokios tavo svajonės didžiausios, ką? Aš tokia ištykusi. Norėčiau. Gal tavo svajonės dar? Tai buvo tiesiog iš ZFM studijos. Draugai mano. Hard, 2 sekso linijom. Paskambinau. FM. Va čia tai buvo žostkai, aš manau.